Sveiki! Šiame video bus elementų plaukimas, tai yra float. Kas yra plaukimas ir kuo jis naudingas? Na tai tiesioginė prasme yra plaukimas, tai yra elementas gali nuplauti į kurią nors puslapio pusę, o visi likę elementai tiesiog išsidėsto aplink tą plaukiojantį elementą. Pats akivaizdžiausias pavyzdys, kam plaukiojimas gali būti naudingas, tai pavyzdžiui turėtume paveiksliuką plaukiojantį kairėje pusėje. Tai tekstas eitų ne už paveiksliuko, o išsidėstytų aplink paveiksliuką. Antras pavyzdys tai kuriant išdėstymą. Pavyzdžiui, navigacija kairėje pusėje, o turinys dešinėje pusėje. Na ir galime pradėti. Susikursiu du divus. Vienas su ID kairėje, kitas su ID dešinėje. Kiekviename dive po paragrafą ir šiek tiek teksto. Štai, vienas divas, antras divas, po paragrafą kiekvienas turi ir pasižiūrim, kaip tai atrodo ir turime šiuos du divus. Toliau, ką mes galime su tuo padaryti? Tai mes galime priversti plaukioti. Dabar aš turiu įsitraukus išorinį CSS failą, tai jame viską rašysiu. Taigi, uždedu width. Vienam ir kitam, tarkim, arba ne, kol kas. Refresh ir turime vieną divą su tam tikru width. Ok, tai tarkim padarome, kad jisai plaukėtų į kairę ir pasižiūrim, kas tada bus. Na ir elementas plaukioja į kairę pusę, o kaip ir sakiau, visi likę elementai plaukioja aplink jį. Tai dėl to va taip ir gavosi. Šitas kairėje pusėje, šitas dešinėje pusėje su tam, kiek reikia pločio, tiek pasiėmė. Ok, dabar tiesiog nuspalvinsiu galbūt dar background color. Ir dešinėje uždėsiu width kokį nors irgi background color. Ir kadangi šito divo width yra šiek tiek didesnis, bet jis kitoks, tai dėl to jisai nebeužima viso pločio, o eina aplink tą plaukiojantį elementą. Tai galite čia įsivaizduoti paveiksliuką, o čia tekstą, tai taip ir gautųsi. Tai uždėtumėte ant vieno float left, o tekstas išsidėstytų aplink paveiksliuką. Ir, na, jeigu jums reikės, tai va, tokiu būdu ir turėsit padaryti. Dabar galiu priversti tą dešinėje elementą plaukti į dešinę pusę, tai float right. Taigi floatų yra left, right ir none. Left padaro, kad į kairę pusę plauktų, right, kad į dešinę, o none yra defaultas, tai yra, kad visai neplaukėtų. Ir dabar turime vieną elementą štai čia, kitą elementą štai čia. Ir dabar galime pasižiūrėti su footeriu. Tai tarkim prieš body pridedu dar vieną footerį. Tiksliau, pirmą footerį. Tokiu būdu rašosi specialūs simboliai HTML kalboje. Tai yra copyrighto, tai tas C apibrauktas ir yra dar kažkokių kitokių. Taigi. Dabar šitas footeris, kaip ir sakiau, išsidėsto aplink elementus. Tai yra plaukiantis elementas štai čia, tai kažkas eina va štai čia. Elementas yra plaukiantis dešinėje, tai jeigu reiktų, jisai neužimtų per nereik didelio ploto. Dabar, kad akivaizdžiau matytųsi, tai aš galiu dar vieną divą su daug tekstų įdėti. Arba tiesiog šį paragrafą. Tarkime, turiu daug teksto. Ir dabar kas atsitinka, kad tekstas įsidėsto taip, kad jisai nelipa nei ant vieno iš šitų divų, nei ant kairio, nei ant dešinio. Tai taip ir gaunasi. Tuo ir gali būti naudingas plaukiojimas. Toliau. Na, tiesiog ištrinsiu dabar, nereikia šito paragrafo. Na ir ant
footerio uždėsiu spalvą. Na ir turime. Dabar kaip reguliuoti? Tai mes galime apriboti tą plaukiojimą arba kitų elementų elgseną su tais plaukiančiais elementais. Tai pavyzdžiui, galime priversti, kad šitas footeris įsitikintų, kad nėra jokių plaukiojančių elementų nei iš kairės, nei iš dešinės pusės ir todėl jis atsidurtų už visko, tai yra apačioje. Dabar tą reguliavimą mes apriboti galime su clear, o tas clear gali būti left, right, both ir none. None yra defaultas, kadangi jis tiesiog nekreipia dėmesio, ar yra kas nors ar ne. Tai tarkim, ant footerio užmesiu clear left. Ir jisai buvo čia. Jam iš kairės buvo plaukiantis elementas, o dabar, kadangi užstačiau, kad jisai įsitikintų, kad iš kairės pusės nėra plaukiojančių elementų, tai jisai atsiduria jau toj vietoj, kurioje iš kairės pusės nieks nebeplaukioja. Tai yra šitoj vietoj. Aišku, galime užmesti both. Ir todėl jis įsitikina, kad nei iš kairės pusės nebūtų plaukiančių elementų, nei iš dešinės pusės. Todėl jis atsiduria už visko. Ok, pagrindinė dalis baigta. Toliau mes galime žaisti su visai kitais dalykais. Pavyzdžiui, uždėsiu divą, kuris apjungtų šitus du divus. Tai yra kairiai ir dešiniai. Ir bus tas divas su ID turinys. Ir niekas nepasikeičia. Dabar aš pasidarysiu tą turinį, kad jis būtų tam tikro height, tai yra width. Tarkim 400 pikselių. Na ir gaunasi štai toks rezultatas. Toliau, jeigu uždėsiu background color, tai background color nesimato, nors ir turinys turėtų užimti visą šitą aukštį. Dabar kaip išspręsti tokią problemą? Tai galime uždėti height. Ir kaip matote, tada atsiranda turinys. Bet jeigu height būtų per mažas, tai tiesiog tie plaukiantys elementai eitų už jo. Tai pavyzdžiui, užkomentuosiu ant čia va. Na tai gaunasi va tokia nesąmonė. Dabar kaip išspręsti tokią nesąmonę? Mes galime padaryti overflow auto. Ir tarkime height nuimam. Ir parašom overflow auto. Ir tą plaukiojimą išjungiam ir turime tokį va rezultatą. Dabar turinio divas prieš tai tas tėvinis. Jeigu yra plaukiančių elementų tėvinėme kokiame nors elemente, tai tėvinis, galima sakyti, yra height 0 ir jisai nekreipia dėmesio ir šitie divai plaukioja taip, kaip jiems reikia. Dėl to, kai uždėjau background color, mes to background color nematėme, nes tiesiog nebuvo vietos, kur rodyti. Toliau, kita situacija, su kuo susidūrėme, tai tiesiog uždėjom height kažkokį tais, bet height mes negalim spėlioti iš lempos, koks tai būtų. Nebent viskas labai jau gražiai sudėliota ir tikrai labai apskaičiuota ir taip toliau, bet, na, paprastai puslapiai ir būna sukintančia informacija ir mes tikrai negalėtume apskaičiuoti, kiek reiktų. Taigi, height, kai uždėjom height, background color pradėjo rodyti, bet jeigu height būtų per mažas, na, tai būtų pakankamai nesąmonė. Toliau, kitas būdas, ką padarėm, tai padarėm, kad clear both nebūtų, tai yra footeris, na, jisai eina ten, kur jau jam reikia.
pamirščiau, ką aš turėjau sakyti. Overflow padaro tiek height tam tėviniam elementui, kiek reikia. Tai yra turinys užima tokį aukštį, kokį yra max plaukiantis elementas ir padaro, kad visi elementai už jo eitų, vėlgi nuresetina visus dalykus. Tai gali būti naudinga. Šitas konkretus dalykas gali būti šitas konkretus dalykas ant tėvinio elementų gali būti žiauriai naudingas, kai darysite puslapį su tam tikrų išdėstymu ir norėsite, tarkime, įrankių juostai ir straipsniams uždėti bendrą foną ir tada įrankių juostai arba straipsniams dar kažkokį kitą foną. Tai žiauriai pravers toks dalykas. Toliau, jeigu naudojat šitą, tai galima sakyti, nebereikia naudoti šito. Bet irgi čia nebūtinas, tai galiu tiesiog nutrinti ir pasižiūrėsim. Ir, užims irgi tiek, kiek jam reikia. Toliau, jeigu nenaudojat Overflow Auto, tai gali prireikti naudoti height. Bet height jau tokioje situacijoje nelabai gerai naudot, todėl jeigu nenaudojat Overflow Auto, tada reiktų Clear Both naudot. Tai tarkim, ten tas vaizdys su paveiksliuku ir tekstu, tai kitas elementas galėtų normaliai elgtis ar panašiai. Bet jeigu teksto daugiau negu paveiksliuko height, tai net nereikės to Clear Both. Tikiuosi pakankamai aišku, kokiose situacijose gali būti naudinga, kokiose ne. Tai plačiau galbūt susipažinsim tada, kai kursiu visokius puslapių išdėstymus, kad galėtumėt suprasti, kaip ką sukurti ir pradėti kurti dizainus ar panašiai. Tai toks dalykas. Čia padaro atitinkamą height. O šitas reguliuoja tiksliau, šitas apriboja plaukiančius elementus ir taip toliau. Tokia, kitame video bus CSS elementų lygiavimas arba centravimas pasitelkiant įvairiausius dalykus. Tai iki.